Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras, mėlyje Sol FM klausytojai, žmonės, sugrįžtam jau į antrąją šio vakaro laidos dalį. Nežinau, tikiuosi, buvot prisijungę prie pirmosios laidos dalies, kad nereikėtų man per daug kartotis, bet tie, kas, kaip visada, galbūt prisijungėt tik tais į antrąją laidos dalį, tai aš tiesiog labai trumpai pasikartosiu. Mes šiandien šį vakarą būtent kalbamės apie Bashir Kauhachi skambučius. Tai iš esmės šioje istorijoje Bashir Kauhachi vadinsim tiesiog Bashir arba Bashiru. Tikiuosi apskritai teisingai jo vardą ir pavardę ištariau, bet Bashiras šiuo atveju šioje istorijoje yra tiesiog vienas paprastas, gal sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų pilietis, kuris pakliuvo į nepaprastas, sakykime, aplinkybės. Iš esmės apie 1974 metus, kažkur Liepos 1 dieną po vidurnakčio šiek tiek, jisai papasakoja bent jau taip savo tą istoriją, kad jisai gyveno su savo žmona tuo metu Beirute, Libano sostinėje, kitaip tariant, ir jisai tą naktį siekia parvežti savo žmoną iš jos darbovietės. Jinai darbavosi viename žymiajame Beirute esančiame viešbutyje. Ir jam bevažiuojant jį pagrobė berods kaip ir teroristai, kurie bent jau tie pagrobėjai, kaip yra įmanoma suprasti, tikėtina, kad tie pagrobėjai buvo vadinamoji tokia Palestinos išlaisvinimo grupuotė, galbūt ar organizacija, PLO berods, bent jau jie taip prisistatė. Ir čia vėlgi aš tiesiog teigiu tai, kaip aš supratau visą pačią istoriją, pati ta minėtoji Palestinos išlaisvinimo organizacija, ta PLO, jinai nėra teroristinė, gal sakykim taip tiesiog įtarinta organizacija, bet patys šie žmonės, kurie prisistatė kaip PLO, tie pagrobėjai, Bashiro pagrobėjai, jie elgėsi realiai kaip teroristai, jie jį kankino, jam išties sukėlė daug baimių ir streso ir tikėtina jisai jau, ta prasme, Bashiras niekada gyvenime nepamirš to, ką jisai tenais patyrė, tikėtina. Tai taip, iš esmės pirmoje laidos dalyje aš papasakojau, daviau žinoti visiems Bashiro istorijos pirmąją pusę, tai kaip jį pagrobė ir iš esmės jį kankino. Tie jo pagrobėjai tikėjosi iš jo išgauti kažkokią naudingą informaciją, jie manė, kad jisai yra CŽV agentas, nors jisai toks nėra. Vėlgi, jie net galvojo, kad jis galbūt yra žydų kilmės, ar galbūt jisai pats yra palestinietis, dvigubas agentas ar kažkas panašaus, bet vėlgi mes, kaip žinia, jau išsiaiškinom, kad Bashiras yra tiesiog Jungtinių Amerikos valstijų pilietis, jisai neturi nieko bendro apskritai nei su Izraeliu, nei su Palestina, nei su Libanu apskritai, jisai tiesiog tuo metu gyveno su savo žmona Libane, Beirute. Tai taip, istorija kaip ir realiai pirmoje laidos dalyje užsibaigė ties tuom, kad Bashirui pavyksta išsigelbėti, jį jo pagrobėjai pristato į ligoninę ir jam pavyksta, ir jo gyvybę pavyksta išgelbėti, kaip žinia, pats Bashiras. Ir vėlgi, atleiskit, kad tai viską nutraukiu, bet žmonės, čia šiandienos istorija yra nepilnamečiams, jinai nėra skirta vaikams, jinai apskritai nėra skirta žmonėms su sakykime, šiek tiek galbūt labiau jautresnė psichika, todėl taip žmonės, jeigu esate jautresnės psichikos, kaip minėjau, ar nepilnamečiai, atsijunkit, daugiau nesikartosiu, taip, čia pavojinga laida būtent jums. Ir taip, tęsiant toliau, tai iš esmės Bashiras, kol jisai buvo pagrobtas, jisai bandė nusižudyti. Ir jam gyvybę pavyko išgelbėti būtent ligoniniai ir po viso to Bashiras berods, bent jau kaip jisai pasakoja, jisai šiek tiek galbūt maišo faktus savo istorijoje, nes kaip pavyko man paskaityti, tai kartais Bashiras vienaip teigia, kartais šiek tiek kitaip, bet kaip aš supratau pačią istoriją, tai Bashiras susisiekė ligoninėje su savo mama, kuri vėliau susisiekė atitinkamai ir su ambasada Libane ir jiem pavyko suorganizuoti ir tokias kaip ir dėrybas, kad Bashirą pavyktų pristatyti atgal į savo gimtinę. Tai taip, Bashiras su savo žmona sugrįžta į Jungtinės Amerikos valstijas ir kaip ir, jisai sugrįžta jau keli mėnesiai po ligoninės, sakykime, tai jisai ligoniniai berods praleidžia tos kelis mėnesius besigydydamas. Ir jau sugrįžęs į savo gimtinę, jisai kaip ir tęsia toliau savo gyvenimą ir atrodo, kad viskas pagerės. Tie žmonės, kurie jam grasino, atrodo, yra toli už vandenynų, sakykime, ir atrodo, galbūt viskas kaip ir praėjo, kad blogiausi dalykai pasibaigė ir kad Bashiras gali toliau susitelkti į savo gyvenimą ir galbūt bandyti kažko siekti. Kaip žinia, šiek tiek vėliau Bashirui toliau gyvenant, jisai dėja, bet
sakykime, šeiminių konfliktų, kuriuo aš tikriausiai nežinau ir niekada nesužinosiu, bet jis iš esmės išsiskiria su savo žmona, tai su ta pačia žmona, kurią jisai bandė parvežti tą lemtingą į vakarę 1974 metų, ar ne, dar Libane, jisai su ja išsiskiria, tačiau tai nesutrukdo jam toliau su savo šeima siekti, verslo aukštumų, ar ne? Tai čia, tikiuosi, jau suprantat, jau antros laidos dalies aš jau tęsiniau, kaip jau ir tęsiu jau pačią istoriją, tai tikiuosi jau suprantat žmonės, ar ne, šitą dalyką, nes aš čia jau nebesikartoju, kas vyko pirmoje laidos dalyje, tai tęsim dabar istoriją, kas toliau vyksta. Tai iš esmės Bašyras su savo šeima, tai su savo sese kaip pavyzdys ir kitais giminaičiais, jie visi kartu kaip ir pradeda kurti tokį kaip ir restoranų verslą, ar ne? Nes, kaip žinia, pačiam Bašyrui visai neblogai pradeda sektis restoranuose. Ta Bašyro sėkmė irgi neatsirado iš niekur, jisai kaip žinia, kai jisai grįžo iš Libano, jisai iš karto įsidarbino kitose restoranuose, jisai pradėjo dirbti apskritai ir jisai, pakilo pareigose tenais tose restoranuose ir, per jo vadovavimo įgūdžius ir gerą organizuotumą realiai tie restoranai išpopuliarėjo ir jisai nusprendė, apskritai sukurti savo restoranus, ar ne, kartu su savo šeima. Tai taip, išties Bašyrui tą pavyksta padaryti ir jau kažkur nuo 1982 metų, tai jau praėjus jau kuriam laikui, jau daugiau nei 7 metam, jau kažkur plius minus 8 metam po įvykių Libane, Bašyras jau realiai turi susikūręs Jungtinėse Amerikos valstijose savo tokį kaip ir restorano tinklą, kurį valdo tiek jis, tiek jo sesė ir, jie ir samdo daugybę darbuotojų ir kaip jau ir minėjau, pats verslas atrodo eina gerai, nežinau kaip tą kitaip apibūdinti. Tačiau Bašyro problemos nesibaigė. Bašyro tos asmeninės problemos ir tos traumos, kurias jisai patyrė Libane dar 1974-aisiais, jos sugrįžta, atrodo. Jos nesugrįžta tokiu pat būdu, kad jį pradeda kankinti kažkas fiziškai, bet jį pradeda kankinti psichologiškai. Aš jau minėjau, kad, Bašyras, būdamas nelaisvėje, būdamas pagrobtas dar Libane, čia pirmoje laidos dalyje minėjau, jisai patyrė daug ir to psichologinio streso. Jį ne tik kankino fiziškai, bet jis buvo kankinamas realiai ir psichologiškai. Ir tai jį labai paveikė. Jisai, patyrė daugybę traumų, tuo metu, ir tai išliko su juo. Ir tai nėra toks dalykas, kurį tu gali tiesiog pamiršti. Ir savame suprantama, jisai savotiškai išliko ganėtinai paranojišku žmogum. Ir Bašyrui tai, kas jam pradėjo darytis toliau Jungtinėse Amerikos valstijose, jisai tą susiejo labai su tuo, kas jam įvyko Libane. Nors ir tai ne visai atrodo susiję, dabar kai aš jums pasakosiu, kas jam darėsi, kas vyko apskritai Bašyro gyvenime toliau, jūs galbūt net kai kuriem iš klausytojų atrodys, kad tai ne visai susijusios istorijos, bet Bašyrui ir jo akimis, bent jau kaip jisai žvelgia šitą situaciją, jisai mano, kad tai yra kažkaip susiję ir kad galbūt tie žmonės, kurie jį pagrobė, galbūt dėl kažkokios priežasties nusprendė jam atkeršyti, nors apskritai mes kalbam apie paprastą atrodo žmogų, kuriam tiesiog nepasisekė vieną naktį, ar ne, bandant atsivežti savo žmoną iš jos darbovietės. Ir išties keista. Tai taip, tęsiant toliau, 1982 metai ir kaip aš ir jau minėjau, Bašyras su savo šeimos nariais kitais, su savo giminaičiais, jie jau yra kaip ir atvėrė duris savo pačių, sakykime, įkurto restoranų tinklo atvėrė duris yra. Ir jiems sekasi visai neblogai, verslas kaip ir klesti, galima sakyti, jie turi daugybę darbuotojų, daugybę pagalbos ir, iš esmės viskas atrodo gerai ir kad gyvenimas lyg ir turėtų susitvarkyti pas Bašyrą. Bet staiga į restoraną pradeda kažkas skambinti, ar ne? Ir vos tik tais restorane atsiranda galimybė, sakykime, skambinti, ta prasme yra atvedama telefono linija į restoraną, iš karto atsiranda keisti skambučiai, kurie kartojasi ir labai dažnai, vos ne kiekvieną dieną, ar ne? Ir nuo pat pradžių tie skambučiai yra tokie savotiškai nekalti, tie skambučiai yra tiesiog tyla. Iš esmės, bet kurie iš darbuotojų, kurie pakeldavo telefoną, jie dažniausiai girdėdavo tiesiog tylą, kartais galbūt alsavimą kažkieno, kartais galbūt nusijuokimą ir padėjimą telefono greitai, bet, realiai tai atrodydavo daugiau kaip pokštas arba galbūt kažkokia klaida. Vėliau po truputį tai tapo labiau keista, galbūt labiau sudėtingo, net nepaaiškinamo, nemoku kitaip to apibūdinti. Iš esmės, aišku, ne visi galėdavo visada atsiliepti į telefoną, todėl kas buvo nuspręsta padaryti, tai restoranuose buvo sukurtas tas autoatsakiklis, sakykime, ar ne, ta balso pašto dėžutė, kuomet gali palikti savo, sakykime,
nežinau, kokį nors pranešimą, jeigu, tarkim, praleidai skambutį ar ne. Ir Bašyras pradėjo klausytis tų praleistų skambučių, ar ne, ir tie skambučiai po tylos, nes aš jau kaip ir minėjau, tie nuo pradžių skambučiai, kurie buvo labai dažni kiekvieną dieną, praktiškai kiekvieną dieną daromi, jie nuo pradžių buvo tik tiesiog tyla arba nusijuokimas kažkieno, ar balsavimas galbūt, po truputį jie pradėjo, net nežinau kaip kitaip paaiškinti, evoliucionuoti į tuos tokius labiau baugius skambučius, ne, baugius įrašus. Bašyras, to prasme, atsisėsdavo dažnai ir perklausydavo įrašus balso pašte paliktus ir jisai išties pradėjo bijoti, nes jisai pradėjo girdėti keistus garsus, to prasme, nesuvokiamus, to prasme, garsus, kurie skambėdavo taip, lyg kažkas yra kankinamas. Riksmus, šauksmus, šaudimo garsus, to prasme, šūvis iš ginklo, to prasme, tą girdėdavo balso pašto dėžutė. Tai įsivaizduokit, tai toks jausmas, lyg kažkas tau skambina iš karo zonos, ar ne? Bet kartu tie skambučiai ir atrodė, kad jie nėra padaryti, kaip čia pasakius, tiesiogiai, lyg kažkas būtų pridėjęs telefono, nežinau kaip čia pasakius, telefono tą diktofoną prie kokio įrašo, ar ne, prie paleisto įrašo. Tai atrodė taip, lyg tie telefoniniai skambučiai buvo daromi per įrašą tokį savotišką. Tai Bašyras tiesiog pradėjo girdėti įvairius šūvius, riksmus, verksmus, šaukimus kažkokių žmonių ir juoką, vaikų, kaip pavyzdys įvairių vaikų juoką, kas yra keista ir nesuprantama, ar ne? Ir nuo pradžių jokių žodžių konkrečiai nebūdavo tose skambučiuose, būdavo tiesiog tie keisti garsai, kurių niekas negalėjo paaiškinti. Ir aišku, šiuo atveju dabar čia yra jau net ne tik Bašyro problema, bet ir jo verslo problema, suprantat, nes atrodo dabar visi, kas atsiliepia į tos skambučius, savotiškai patiria tą tokią kaip ir, minimalę, gal sakykime, vos ne traumą, kurią panašiai patyrė Bašyras, ar ne, tai yra išties nesuvokiama, bet galbūt tai net atrodo nesusiję, iš pat pradžių tai net neatrodė, lyg kažkas tai būtų susiję su tuo, ką Bašyras anksčiau patyrė, bet tęsiant toliau, atrodo vis toliau judant, sakykime, pačiam verslui, Bašyro tie skambučiai padažnėjo, jie tapo vis dažnesni, jie tapo kiekvieną dieną, ta prasme, jie buvo daromi kiekvieną dieną, plius minus po 20 kartų, tai įsivaizduokit realiai vos ne kas valandą, beveik kas valandą, kiekvieną parą tau skambina kažkas, įsivaizduokit tokią situaciją, nežinomas numeris. Ir vėlgi, sakysit, kaip buvo nežinomas tas numeris, vėlgi mes kalbam apie laikus, kuomet mobiliai telefonai nelabai egzistavo ir tie skambučiai buvo daromi iš lauko telefono būdelių, tikriausiai jas prisiminsit, čia dar vėliau apie tai pakalbėsim, bet iš esmės taip, tie telefono skambučiai buvo daromi ne visada iš tos pačios lauko telefono būdelės ir ne visada iš tos pačios vietos apskritai. Bet tai yra labai sudėtinga situacija ir, apskritai nėra net įmanoma suprasti, kas tą darė, suprantat. Ir vėlgi Bašyras, kaip ir minėjau, vis pradėjo gauti dažniau ir dažniau tuos skambučius, apskritai tai jau tapo kiekvienos dienos dalykas, kiekvienos dienos problema realiai, su kuria susidūrė ne tik Bašyras, bet ir jo darbuotojai, kurie dirbo tame restorane, kuriame buvo skambinama. Ir atrodo, tie skambučiai sekė patį Bašyrą. Aš jau minėjau, kad Bašyras turėjo keletą restoranų, ar ne? Tai, tie skambučiai, kurie vykdavo kiekvieną dieną, ir po 20 kartų ir panašiai, jie nuo pradžių vyko viename restorane, kuriame buvo Bašyras, ir vėliau, kai Bašyras pereidavo į kitą savo restoraną, tie skambučiai atrodo sekdavo į tą kitą restoraną. Lyg tas žmogus, kuris skambindavo Bašyrui ir grasindavo jam tose skambučiuose, lyg jis ar ji, nežinau ar jie, lyg jie žinojo, kur Bašyras bus, ir lyg jie stebėjo jį ir jo judėjimą. Čia išties baisu. Ir taip tęsiant toliau, tai tie skambučiai nuo paprastų keistų įrašų galiausiai kulminavo iki tokio lygio, kuomet, Bašyrui jau buvo tiesiogiai grasinama. Į Bašyrą būdavo kreipiamasi vardu. Kai atsiliepdavo Bašyras į tuos skambučius, tai jis jau nebegirdėdavo jokių alsavimų ar juokų ar kažką panašaus, jisai girdėdavo žmogaus, kuris yra labai jaunas, tikėtina gal net vaikas, balsą, kuris pradėdavo jam grasinti. Jisai, kaip ir minėjau, kreipdavosi į jį vardu, galbūt tai būdavo berniukas, nežinau ir iki šiol niekas nežino, bet dėl to balso ir dėl to, kad tai skambėjo, lyg tai yra mažo berniuko balsas, pats skambintojas, to prasme pats, sakykime, grasintojas šiuo atveju buvo pramintas vaiku. Jį dažnai šioje istorijoje vadindavo tiesiog vaiku. Tai jeigu restoranas susilaukdavo to skambučio, Bašyras pakeldavo, sakykime, telefoną ir jis išgirsdavo tuos grasinimus, jis iškart suprasdavo, kad vėl skambina vaikas, ar ne, bet tie grasinimai nėra tiesiog pokštas, nes kodėl aš taip sakau, dėl to, kad Bašyrui grasindavo, kad jį nužudys.
jam sakydavo, kad jie žino, kur jisai gyvena, jie žinodavo tam tikrus asmeninius dalykus apie Bashirą, jie žinojo tam tikrų jo kolegų, jo buvusių draugų, sakykime, ir pažįstamų vardus, žinodavo, kur jie gyvena ir panašiai. Ta prasme, tie žmonės žinojo tokius dalykus apie Bashirą, kuriuos gali žinoti tik tai žmogus, kuris išties gerai žino Bashirą, arba kuris Bashirą pastoviai persekioja. Ir šis vaikas, sakykime, čia taip kabutėse, tas pramintas vaikas, kuris grasindavo Bashirui kiekvieną kart pakėlus telefoną, jisai ar jie visada žinodavo, kur jisai bus, visada žinodavo, ką jisai veiks ir ką jisai daro. Atrodo taip, lyg kažkas visada stebėjo Bashirą. Ir tikiuosi, kad įsivaizduojat, bandot galbūt bent jau įsivaizduoti šitą situaciją ir kaip tai yra išties kraupu, nes tai yra labai privatus dalykas, kaip pagalvoji, ta prasme, mūsų asmeniniai gyvenimai tampa toks labai privatus dalykas, kurio nepavyksta niekam paliesti, ar ne, nebent mes nutarėm atsiskleisti žmonėm. O dabar įsivaizduokit, jeigu žmonės tiesiog žinotų tos dalykus, tie, kuriems jūs neatsiskleidėt, kaip pavyzdys. Ir jie vis tiek žinotų visus tos dalykus, žinotų, kur jūs esat, kada jūs būsit konkrečioje vietoje ir dar virš visko to jums dar grasina. Ne tik jums, bet ir jūsų artimiesiams. Bashirui grasindavo ne tik, kad jį nužudys, bet jam grasindavo, kad ir jo šeimai žudys. Jam grasindavo, kad jis pastovi papuls į kokį nors nelaimingą atsitikimą. Jo visada klausdavo, ką jisai veikia būtent toje vietoje arba kitoje, nes jį matė arba kažkas panašaus. Tai nėra tiesiog paparacija ar kažkas panašaus. Tai jau skamba kaip toksai konkretus persekiojimas, ar ne, ir pastovus persekiojimas. Ir aš kaip ir minėjau, kai kuriuose garso įrašuose, ta prasme, kai kuriuose skambučiuose apskritai, kai kurių skambučių metu, Bashiras girdėdavo ne tik to vaiko, sakykime, vaiko balsą, kuris grasindavo, bet ir kartu girdėdavo fone šūvius, sakykime, lyg iš karo zonos, ar ne, kažkokios šūvius, arba kitų žmonių riksmus ir klyksmus, ir tie riksmai ir įvairūs verksmai ir klyksmai Bashirui priminė Libaną. Aš jau minėjau berods pirmoje laidos dalyje, kad Bashiras, kol jisai tas berods 5 dienas praleido įkalintas, pagrobtas, ta prasme, Libane tenais tų, nežinau kaip pavadinti, teroristų ar tų žmonių, kurie prisistatė kaip Palestinos išlaisvinimo organizacija narių. Per visą tą laikotarpį jisai pastebėjo, kad jisai nebuvo vienas pagrobtasis, jisai girdėjo kitose kambariuose, jisai įsivaizdavo, bent jau kaip suprato, Bashiras jisai nežinojo, kur jisai tiksliai apskritai buvo, bet jisai kaip suprato, jisai buvo, uždarytas Rusija. Ir tikėtina, kad tas rūsys buvo didesnis, kur kas didesnis nei jo tas vienas mažiukas kambarys. Jisai kaip suprato, kad tas rūsys susidėjo iš daugybės kitų kambarių, kuriuose buvo laikomi kiti pagrobtieji ir kurie lygiai taip pat buvo kankinami. Ir Bashiras visada atsiminė, kad jie lygiai taip pat šaukė ir rėkė ir prašė pagalbos, jie buvo kankinami. Ir tuos panašius riksmus Bashiras girdėjo būtent fone tų telefono skambučių iš to vaiko, čia taip kabutėse tariant. Dėl to Bashiras realiai pradėjo manyti, kad tai turi būti susijęs su tuo, ką jisai patyrė Libane, bet visa tai, ką jisai patyrė Libane, buvo taip seniai. Aš jau kaip ir minėjau, tai vyko 1974-aisiais, o šitie skambučiai realiai prasidėjo nuo 1982. Tai realiai praėjus 8 metams, ar ne, tai čia ilgas laikotarpis, atrodo beveik 10 metų praeina ir atrodo žmonės tiesiog neatsikabina nuo tavęs, ar ne, ir tave toliau persekioja ir tau grasina netgi. Tu negali tiesiog pabėgti nuo to, atrodo net į kitą šalį pabėgai, ar ne, bet tave vis tiek sugebėjo pasivyti tie košmarai praeities. Išties baisu. Ir dabar klausit, kiek laiko tai tęsiasi ir aš jau berods tokia kaip ir užuomeną daviau. Tai tęsiasi ilgai, tai tęsiasi realiai beveik 10 metį. Čia išties baisu tą pagalvot, bet taip, nuo 1982 iki pat kažkur 1990 arba 91, aš dabar bijau suklyst, tie skambučiai tęsiasi pastoviai. Tai įsivaizduokit, kiekvieną baisią dieną buvo skambinama iki 20 kartų, nuo 15 iki 20 kartų berods, kiekvieną dieną, įsivaizduokit, skambindavo į restoranus, į visas vietovės, į visus restoranus apskritai, kuriuose lankėsi Bashiras, į juos buvo skambinama, ar ne, ir juose buvo lygiai taip pat grasinama, kad, Bashiro gyvenimas bus ne tiesiog sužlugdytas, bet apskritai pabaigtas, ar ne, ir tai baisu, žmonės, tai labai gali, nežinau,
nežinau kaip tą kitaip pasakyti, aš bijau įsivaizduoti save tokioje situacijoje, bet tai tiesiog labai paveikia žmogų tikriausiai. Ir aš jau minėjau, kad Baširas buvo ganėtinai paranojiška asmenybė, jau po tų įvykių Libane jam buvo sunku toliau gyventi realiai ir toliau gyventi normalų gyvenimą, ir neatsisukant atgal visada už nugaros, kai važiuodavo jisai kur nors ar kažką panašaus, jisai visada žvalgydavosi. Jam buvo jau sunku kelyje, kaip pavyzdys, jis bijodavo, kad jį pagrobs, nors ir jisai jau savo gimtiniai važinėdavo su savo gimtuose keliuose, ar ne. Bet dabar atrodo visą tai sugrįžta, ar ne, ir lyg visiškas prakeiksmas, ar ne, ir, tęsiant toliau, tai taip, aš paminėjau, kad tie skambučiai tęsiasi kažkur nuo 1982 metų, apie 9 metus, ar ne, beveik 10 metį, bet realiai tie skambučiai, truko ir ilgiau nei 10 metų, nes berods tie skambučiai tęsiasi ir jau praėjus 11 metų, tai 1993 metais Baširas teigia, kad į jo restoranus vis dar skambina tiesiog rečiau. Tai taip, tie skambučiai tęsiasi net ir ilgiau nei 10 metų, nei 10 metį, įsivaizduojat, kiekvieną dieną. Ir tiesiog tas dažnumas galbūt sumažėjo, bet nepaisant to, tai vis tiek yra baisus dalykas, baisi patirtis. Bet tęsiant toliau, aišku, Baširas negalėjo susitaikyti tiesiog su tuo, kad jam kažkas grasina. Jisai nusprendė, aišku, kreiptis į tarnybas, tikriausiai bet kuris iš mūsų tą padarytų, kreiptis į policiją. Ir kadangi patys skambučiai buvo tokio, kaip čia pasakius, nacionalinio net saugumo vos neklausimas tapo, nes pasirodė bent jau pats skambučių turinys, pasirodė labai grasinantis ne tik Baširui, bet daugeliu žmonių ir apskritai pačiam nacionaliniam saugumui, galbūt tai yra kažkaip surišta su terorizmu, ar ne? Kadangi bent jau skambučių turinys tai pasirodė, tai į šią bylą, į šį atvejį buvo įtraukta net ir FTB, ne Federalinis tyrimų biuras. Ir jie padėjo bandyti susekti pačius skambučius. Ir dabar sakysit, tai čia jau viskas byla išspręsta, ar ne? Bet žmonės, pabandykite įsivaizduoti, jūs galite susekti, iš kurio telefono skambino, bet tai nereiškia, kad jūs susekėt, kuris žmogus, sakykime, skambino, ar kuris žmogus darė tuos sakykime, grasinimus ir panašiai. Čia yra labai sudėtingas procesas ir aš iš karto pasakysiu jums paprastai, ši byla nebuvo išspręsta. Niekas nerado žmonių kaltininkų, sakykime, šio įvykio. Niekada nebuvo išaiškintas šitas įvykis ir kas konkrečiai tuos grasinimus darė. Buvo pavykę išsiaiškinti, kad, kai kurie iš skambučių buvo daromi iš skirtingų valstijų, iš skirtingų miestų ir vis galimai buvo daromi iš skirtingų net žmonių, kad galimai, bent jau FTB priėmė tokią išvadą, kad, kai kurie, realiai vos ne visi skambučiai buvo daromi iš tų minėtųjų telefono būdelių, ar ne lauko telefono būdelių, ir jų yra daugybė, ta prasme, aišku, FTB pavykdavo nustatyti, kuri konkrečiai telefono būdelė ir net kurią valandą galbūt buvo panaudota, tačiau kartu ir jie pastebėjo FTB, kad, būdavo ir skirtingos būdelės skirtingose miestuose, kas, taip pasiskaičiavus net valandas ir minutės, jeigu sakykime, vienas grasintojas būtų nusprendęs tokį pokštą padaryti, čia vėlgi sakau kabutėse pokštą, nes tai net neskamba kaip pokštas, tai jau grasinimas apskritai, tai jau nusikaltimai, ne, bet jeigu tiesiog vienas žmogus būtų nusprendęs daryti tokį nusikaltimą, jam nebūtų net fiziškai pavykę tą padaryti, net jeigu jisai važiuotų dideliu greičiu per greitkelius ir panašiai iš vienos telefono būdelės į kitą tam, kad skambintų toliau į restoraną. Tai realiai fiziškai vienas žmogus nebūtų sugebėjęs padaryti. Tai tikėtina, kad tai buvo organizuotas grasinimas, net nežinau kaip tą kitaip pasakyti, kad tikėtina, kad tai, kas vyko, kas buvo daroma Bašir, tie visi grasinimai nebuvo daromi tiesiog vieno žmogaus. Tai buvo kelių žmonių pastangos, nežinau, baisios pastangos, šlykščios pastangos, sakyčiau. Tai taip, tikėtina, kad Bašir sulaukė iš kelių žmonių, galbūt net iš organizacijos, kažkokios teroristinės galbūt organizacijos, nežinau, grasinimų. Ir jisai savotiškai atsidūrė visiškoje aklavietėje, jisai negalėjo nieko padaryti, jisai negalėjo nutraukti to, ar ne, atrodo, visur, kur jisai eidavo, tie skambučiai sekdavo paskui jį, ar restoranai, ar namai, bet kur Bašir išeidavo ar išvykdavo, jam net ir pačioje galvoje pradėjo skambėti telefonas, jam net kai jam neskambindavo, jam vis tiek jau vaidendavosi, kad jam skambina, ar ne, tai yra išties, psichologiškai Baširo būsena, ta prasme, visiškai žlugo, galima sakyti. Čia jo ta psichologinė būsena, taip sakykime.
Ir tikriausiai tai yra suprantama, jeigu tai tęsiasi metus kiekvieną dieną. Tu net negali ateiti į darbą, tu nenori jau ateiti į darbą, nes tu žinai, kas tavęs laukia, vėl tie grasinimai ir taip toliau. Ir galų gale, kai net ir tarnybos tau negali padėti, tai, net nežinai, ką tau daryti. Nes jau, kaip ir minėjau, FTB įsitraukė į šitą atvejį, ta prasme, jie bandė ištirti šią bylą, bet galų gale niekam nepavyko išaiškinti, kas šiuos grasinimus darė. Nepavyko išsiaiškinti nei vieno kaltininko, ta prasme, berods įtariamųjų buvo galbūt šiuo atveju, bet nepavyko, sakykime, to įrodyti galbūt tų įtariamųjų kaltės apskritai. Jų paversti kaltinamaisiais niekada taip ir nepavyko, ar ne, bet realiai galima sakyti, kad šita byla ir lieka iki šiol ir tikriausiai liks amžinai neišaiškinta. Bet tęsiant toliau, tai, sakysit, čia tiesiog grasinimai. Galbūt kai kurie iš jūsų sakysit, kad, koks skirtumas, tiesiog padėk ragelį ir nekreip dėmesio. Čia tie žmonės kalba nesąmonės ar ne, ir jie nieko nepadarys. Bet čia ne visiška tiesa. Aš jau minėjau, kad Bashirui grasino, kad jam tikėtina, kad, jam kažkas atsitiks. Kad ne tik, kad jį nužudys, sakykime, bet kad jam kažkas atsitiks. Ir čia yra svarbu šitą paminėti, nes Bashiras vieną sakykime, dieną, čia berods 1986 metais, tai jau buvo praėjo apie 4 metai nuo pirmųjų, sakykime, grasinimo, ar ne, Bashiras įsėdo į savo automobilį ir, grįžinėjo berods namo, aš dabar pamiršau, ar jisai važiavo tiesiai namo ar kažkur kitur, bet jam bevažiuojant jisai pajuto, kad kažkas negerai yra su automobiliu, ar ne, ir išties su automobiliu buvo ne tik, kad kažkas tiesiog negerai, bet automobilis tiesiog užsidegė. Iš automobilio variklio, būtent Bashiro automobilio variklio, jam bevažiuojant pradėjo sklisti dūmai ir, realiai pats visas vos ne automobilis užsidegė, ar ne, tai aišku, Bashirui pavyko išsigelbėti, jisai sustojo, išlipo ir, po viso to pavykus užgesinti, sakykime, tą visą gaisrą, Bashiras nuvyko pas mechaniką pasiklausti, ar realiai, betvarkant mašiną pasiklausti, ar realiai šitoks dalykas gali savaime atsitikti, ar automobilis toks kaip jo, sakykime, Bashiro automobilis ir jo variklis gali tiesiog bevažiuojant taip užsidegti dėl kažkokios mechaninės problemos, ar vis dėlto čia galėjo būti kažkieno darbas. Ir mechanikas, buvo nustebęs, bet tvarkydamas automobilį, nes jisai pasakė, kad čia tikėtina, kad kažkas kažką turėjo padaryti prie šito automobilio. Ir tie žmonės, kurie kažką darė prie to automobilio, tikėtina, kad jie žinojo, ką daro. Jie tiesiogiai norėjo pakenkti jam. Tai tikiuosi suprantat, ką noriu pasakyti, kad iš esmės, taip, Bashiro automobilis negalėjo savaime užsilepsnot, negalėjo Bashiro automobilio, ta prasme, variklis tiesiog taip sugesti, kad taip užsilepsnoti ir taip pakenkti jo, galimai potencialiai, ta prasme, pakenkti jo gyvybei. Ne, čia tikėtina, kad kažkas, kol Bashiras buvo išėjęs, nuėjęs nuo savo automobilio, kažkas jį sekė pastoviai, jį stebėjo, ar ne, lygiai taip pat galbūt čia tie patys skambintojai, ar ne, kurių buvo daugiau nei vienas, tikėtina. Ir galbūt Bashirui palikus tą automobilį, kažkas tiesiog priejo ir, kažką su laidais, ūkiškai tariant, padarė, ar ne, ir atitinkamai sugadino variklį tokiu būdu, tokiu meistrišku būdu, kad, Bashirui jau grįžinėjant, jau važiuojant, sakykime, namo ar kažkur kitur, automobilis tiesiog užsidegs. Ir tam reikėjo turėti žinių. Ne vaikas galėjo tą padaryti, ar ne, bet kažkas, kas norėjo jau išties pakenkti ir išmanė bent jau automobilius, ar ne, ir jų veikimo mechanizmus. Tai aišku, Bashiras iškart suprato, kad čia tikėtina, kad tai yra susijęs su tuo grasinimu, ar ne, ir su tais grasinimais apskritai daugiskaita, nes tų grasinimų aš čia tiesiog dar taip iš statistikos pasakysiu, jų buvo tūkstančiai. Ta prasme, daugiau nei 3000 berods skambučių per 1,5 metų buvo užfiksuota bent jau FTB. Įsivaizduot, nes FTB vėlgi jie įrengė, kai jie vykdė patį tyrimą, jie įrengė pasiklausimo tuos aparatus, ar ne visą tą įrangą į Bashiro namuose, ir jie pastebėjo, kad skambučių buvo daugiau nei 3000 per pusmetį. Per 1,5 metų, atleiskit, net jau pats suklystu, nes iš ties skaičiai yra neįtikėtini. 3000. Įsivaizduokit, daugiau nei 3000. O per visą tą 9 metų, net daugiau, nei 9-11 metų jau galima sakyti laikotarpį, tų skambučių buvo dar daugiau. 10 000 tikėtina. Tai čia iš ties net nėra tiesiog pokštas, tai netampa tiesiog kažkokio vieno žmogaus pokštų, bet kažkokio aktyvių persekiojimų, kuris yra nutaikytas prieš žmogų taip agresyviai, kad susiekiu jam pakenkti visais įmanomais būdais, ta prasme, atimti jam gyvybę. Net nežinau, arba kad net žmogus galbūt pats būtų išvarytas iš proto iki tokio lygio, kad jisai vėl nutartų, galbūt nuspręstų atimti savo pats gyvybę, nes mes jau žinom, kad Bashiras jau Libane buvo tokioje situacijoje, kurios metu jisai priėmė tą sprendimą, kad jis turi pasitraukti iš gyvenimo, nes jis nemato geros ateities ir atrodo čia
susidarė vos nepanaši situacija. Bašyras nebematė išeities iš šitos situacijos, jam pastoviai kažkas bando pakenkti, jisai net negali su to kovoti ir jam niekas negali padėti. Ir atrodo, kas jam belieka vėlgi, jisai sugrįžta į tą situaciją, kuri yra labai panašiai į Libano situaciją. Bet Bašyras nusprendžia pasielgti šiek tiek kitaip, jisai nusprendžia per visą tą laikotarpį, kol jam skambina, jisai pajunta, kad jo psichologinė būsena yra visiškai pakrikus, net nežinau kaip kitaip pasakyti, ir jisai nusprendžia save užregistruoti psichiatrinę ligoninę. Jisai nusprendžia tenais, nežinau, kabutėse sakyti, užsidaryti, čia gal nemandagu taip sakyti, bet realiai taip, jisai nusprendžia praleisti ten kuo daugiau, kad atgauti savo protą, gal netgi, nežinau net kaip kitaip pasakyti, bet tiesiog, kad jis galėtų pagaliau pabėgti kaip nors nuo tų skambučių. Ir žmonės, aš jums nemeluosiu, tie skambučiai tęsiasi net iki pat ligoninės. Ta prasme, tie skambučiai buvo daromi net į psichiatrinę ligoninę. Ta prasme, Bašyras negalėjo nuo to pabėgti. Tiesiog to žodžio prasme, čia negaliu patikėti, ką aš skaičiau, ta prasme, šito istoriją, nes aš galvau, kad galų gale galbūt tie skambučiai kaip nors pasibaigs, kai, Bašyras užsidarys, sakykime, toje psichiatrinėje ligoninėje, nes jisai joje buvo berods 5 ar 6 metus. Jisai ilgai ten praleido. Daug laiko praleido apskritai, bet jam nepavyko pabėgti nuo to. Atrodo, tie žmonės, kurie jį persekiojo ir jam grasino, net ir žinojo, kurią psichiatrinę ligoninę jisai užsidarė. Ir žinojo, kam skambint konkrečiai. Ir taip, tie skambučiai toliau tęsiasi, jam ir toliau skambino. Ir lygiai taip pat tokių dažnumų, tarp 15 ir 20 kartų per dieną, per parą. Nesuvokiama, ar net išties. Ir tai tęsiasi net ir jo psichiatriniai ligoniniai, neįmanoma nuo to pabėgti. Bet dabar sakysit, ar tai galbūt klausit, ar tai buvo susiję tik su Bašyru. Ne, šis prakeiksmas atrodo net ir persikelia ant kito žmogaus. Bašyras, kol jisai nežinau, ta prasme, bandė atgauti savo jėgas psichiatrinėje ligoninėje apskritai ir per terapiją pasveikti, pasitelkiant terapiją. Savame suprantama, kad Bašyro giminės verslas, būtent tie restoranai, juos tapo sunkiau valdyti, nes Bašyro dabar nėra, ne? Tai vietoj Bašyro į vadovaujamas pareigas buvo trumpam priimtas ir buvo pakeltas, sakykime, tas pareigas vienas iš darbuotojų, jo vardas pavardė, tikiuosi čia vėlgi nepridarysiu gėdos pasakęs, bet Raj Tuli, tai toksai vienas darbuotojas, ar ne? Gal jo vardas pavardė nėra labai svarbu, bet Raj Tuli buvo tiesiog vienas iš Bašyro restorano darbuotojų, ar ne, kuris pavadavo, galima sakyti, Bašyrą, kol jisai buvo psichiatrinėje ligoninėje. Ir jau aš minėjau, kad restorane tie skambučiai buvo gerai žinomi ne tik Bašyrui, bet ir apskritai visiems darbuotojams. Tai įskaitant ir Raj Tuli, jisai žinojo, kad yra skambinama ir grasinama jo sakykime, jo kolegai, jo būsiam bosui, ūkiškai tariant, jo vadovui Bašyrui, ne? Ir matot, nors tai ir baugino, šitas dalykas nors ir baugino kitus darbuotojus, bet tai nebaugino jų taip, kaip baugino Bašyro, nes vėlgi tai yra grasinimai nutaikyti kažkam kitam, ar ne? Įsivaizduokit, jeigu jūs gaunat skambutį, į kurį atsiliepus, jūs aišku išgirstat baisių dalykų, grasinimų, bet tie grasinimai nutaikyti ne į jūs asmeniškai, bet į kokį nors jūsų, sakykime, draugą ar pažįstamą. Tai yra baisu, žinoma, bet tai nėra taip pat baisu, kaip, jeigu jūs pasikreiptų vardu ir pradėtų grasinti. Tai taip, tie darbuotojai, kurie buvo restoranėje, tikrai žinojo tos skambučius, jie išties bijojo jų, bet jie jų nebijojo taip, kaip jų bijojo Bašyras. Ir įskaitant ir patį Raj Tuli, jisai jau į tuos skambučius pradėjo reaguoti labai atmestinai vos ne, kad vėl skambina tas vaikas, ar ne, tas vaiko balsu, sakykime, grasinantis skambintojas, nežinau. Ir staiga viskas pasikeitė, kai į Raj Tuli pradėjo kreiptis vardu ir pradėjo jam grasinti. Raj Tuli turi vaiką, jisai turi sūnų, Richardą, kuris lanko mokyklą, tuo metu lankė. Ir jam pradėjo grasinti, jam pradėjo aiškinti, kad tie žmonės, vėlgi tas pats vaikas, tas grasintojas ar ne telefonu, jau pradėjo grasinti nebe Bašyrui, bet tiesiogiai atsiliepusiam žmogui, tiesiogiai Raj Tuli. Ir ne tik jam, bet ir jo pačiai šeimai. Kaip gali šie persekiotojai taip greit viską sužinot? Čia yra nesuvokiama, ar ne? Ir taip, ką jie grasino, tai realiai jų grasinimai buvo panašus į tokius, kuriuos patyrė pats Bašyras. Tai taip, į Raj Tuli buvo kreipiamasi asmeniškai. Tie žmonės, kurie grasino Raj Tuli, žinojo
praktiškai viską apie jo asmeninį gyvenimą, žinojo apie jo draugus, žinojo, kur jisai lankosi, kur jisai būna, kada jisai ateina į darbą, išeina iš jo, kur jisai važiuoja po darbo, kur jisai lankosi, viską realiai žinojo. Ir tai suprantat, aišku, iškart Raštuly jo, ta prasme, pasąmonė iš karto atsirado ta trauma, ta prasme, jisai iš karto, ta prasme, prasidėjo tos visos paranojos. Ir kas yra blogiausia, tai yra būtent tas sūnus, ar ne? Aš jau minėjau, kad Raštuly turi savo sūnų, Richardą, ar ne, kuris šių įvykių metu lankė mokyklą. Ir tie grasintojai telefonu pasakė, kad jie kažką blogo padarys jo sūnui. Ir kaip tu apsisaugosi nuo to? Policija negali padėti. Negi jie sekios iš paskos visą laiką tam vaikui. Ar galų gale, jeigu sekios, tai paprasčiausiai nieko neįvyks, bet tai savotiškai, valstybė į tai žiūri kaip, vos ne kaip čia pasakius, nusikaltimo nėra, ar ne, tai ką mes tirsim, ką mes tyrim ir mes vos ne švaistom valstybės lėšas, tai savotiškai policija įsitrauks, kai tik tais problema atsiras, o ne tada, kada tu preziumuoji, kad problema gali atsiras, tai savotiškai tu atsiduri vėlgi toj situacijoje, kuomet tu girdi tos grasinimus, bet tu negali jų nei sustabdyti, nei niekas tau negali pasakyti, kas šiuos grasinimus, ta prasme, siunčia. Ir tu net negali įrodyti, kad tai yra išties aktyvus, sakykime, grasinimas, kuris gali išties įvykti. Labai yra sunku paaiškinti šitą situaciją, bet, vėlgi, Raštuly atsidūrė toj neįmanomoje situacijoje, kuomet tau niekas negali padėti ir tu net nežinai, kaip tu gali savo padėti apskritai. Tai kas atsitinka vėliau, Raštuly minėtasis sūnus Richardas vieną dieną, jisai grįžinėdamas iš mokyklos, jisai sutinka kelis žmonės. Ir tie keli žmonės yra kažkokie vyrai, jų berods buvo 2, jie buvo vyresni, kur kas vyresni negu Richardas, aš jau minėjau, Richardas ėjo į mokyklą, jisai vaikas realiai, ar ne? Ir, prie šio vaiko prieėjo tie 2 vyrai, jie paklausė jo vardo, ta prasme, paklausė, ar tu esi Richardas, ir Richardas, jisai pasakė, taip, aš esu Richardas, ir jį primušė jį. Jie iš karto jį puolė mušti ir jie stipriai jį primušė. Ir Raštuly tą išgirdęs, jisai iškart suprato, kad tai yra susiję su tais skambučiais, kuriuos jisai gaudavo būtent restorane. Ar ne, iš tų grasintojų, jisai buvo išsigandęs, ta prasme, tie patys grasintojai vėliau jam paskambino ir pasakė, kad taip, jie ir primušė jo sūnų, Richardą. Ir kas atsitinka vėliau, tai jau sekančią dieną po tų muštynių, po Richardo sužalojimo, ant Raštuly šeimos namų durų yra paliekamas toks kaip ir užrašas, toks grafitis, ar ne, yra išpaišomas, kad Richardas bus nužudytas. Ir čia iš vis žmonės man sunkiai suvokiamo proto, ar ne, čia iš ties, kaip neįmanoma, ta prasme, to sustabdyti. Čia yra baisu, ta prasme, nėra jokių prevencinių priemonių, atrodo, ar ne, ir savotiškai ir tarnybos yra bejėgės. Aš jau kaip ir minėjau, FTB bandė išaiškinti šitą bylą, niekam nepavyko, policija irgi buvo bejėgė. Tiesiog kažkokia agresija nustatyta prieš paprastus žmonės, kurie nieko blogo realiai nepadarė. Yra nesuvokiama tą suprasti, ne, ir taip, Raštuly, kuris tiesiog pavadavo Bashirą jo buvimo psichiatrinėje ligoninėje metu, jisai patyrė tą panašų, ar jeigu ne tokį patį, sakykime, psichologinį stresą ir traumas, kurias patyrė Bashiras. Ir lygiai taip pat net ir jo sūnus tą patyrė. Jo sūnus buvo primuštas kažkokių neatpažintų 2 vyrų, kurių iki šiol taip ir nepavyko, kaip suprantu, atpažinti. Ir taip sakysi, tai kuom šita istorija pasibaigė, ar ne? Nes ta prasme, kokių dar buvo įvykių. Realiai tokie įvykiai, kaip ir čia tie įvykiai, kuriuos aš jums papasakoju, ir yra realiai svarbiausi galbūt įvykiai iš to viso persekiojimo. Aš jau kaip ir minėjau, tas persekiojimas tęsiasi iki pat 1993 metų, jis buvo aktyviausias iki pat 1991 berods metų, pradėjo po truputį nuslopti ties 1992-93. Tai nereiškia, kad visa tai baigėsi, tai šita patirtis realiai Bashirui ir jo darbuotojam, užsiliko amžinai. Ir visos tarnybos iki šiol, nežinau, ką susipakaušius galvodamos, kas tai galėjo padaryti. Ir taip, Bashiras grįžo iš psichiatrinės ligoninės. Jisai, aš jau minėjau, kad berods praleido apie 5 ar 6 metus joje, dabar bijau suklyst, bet realiai ilgą laiko tarpą ir jam kaip ir pavyko galbūt įveikti tą paranoją, bet jisai visada jautė tą toliau tokią kaip ir savotišką baimę tokiems skambučiam, nes jie tęsiasi ir toliau, net ir jiem grįžus iš psichiatrinės ligoninės. Jie tęsiasi ir toliau ir toliau niekas nežinojo, kas juos darė tos skambučius, ar ne, ir tos grasinimus siuntė. Iš ties baisi situacija ir nežinau, aš tikiuosi, kad nei vienas iš jūsų nesat
nieko panašaus patyrę ir tikiuosi, kad niekas iš jūsų nepatirs nieko panašaus. Tai taip, realiai čia yra tokia istorija ir Bashiras iki šiol nieko nežino, jisai nežino, kas tos skambučius ir tos grasinimus, jam siuntė. Ir iš esmės Bashiras pasidalino savo sąmokslo teorijom, sakykime, kaip jisai mano, kas tą galėjo padaryti. Jisai mano, kad galbūt galėjo būti, šitie skambučiai galėjo būti ne tik su Libanu susiję, bet galimai net ir su Izraeliu. Jisai ganėtinai antisemitiškai galbūt vertino visą situaciją ir pastaruoju metu Bashiras pradėjo manyti, kad galbūt žydai galėjo kažką blogo padaryti, nežinau kaip tą kitaip pasakyti, kad galėjo būti nusitaikę prieš jį. Kiek tiesos yra jo žodžiuose, aš nežinau, bet aš abejoju, tiesą pasakius, ir daugybė ir tarnybų abejojo, kad tai galėjo padaryti būtent Izraelis ar Izraelio Mosadas, sakykime, ar slaptosios tarnybos. Galų gale kai kurie žmonės mano ir apskritai ir tarnybos mane, kad įtariamieji galimai galėjo būti žmonės, kurie galbūt galėjo būti susiję kažkiek su diplomatiniam atstovybėm Jungtinėse Amerikos valstijose esančiom, ar ne, kad galimai žmogus ar žmonės, kurie persekiojo Bashirą, tie patys pagrobėjai, kurie, sakykime, mušė ir kankino Bashirą dar Libane, vėliau galimai kažkokiu būdu sugebėjo išvykti Jungtinės Amerikos valstijas per, galbūt praėjus tam tikram laikotarpiu, kažkiek metų praėjus, ta prasme, nuo 1974 metų iki pat 1982, tie patys kankintojai gyveno galbūt Libane, bet 1982 metais jie iš Libano persikėlė Jungtinės Amerikos valstijas kaip kokie nors diplomatinės atstovybės atstovai, nežinau, galbūt ambasadoje dirbantis darbuotojai, ar ne? Čia galimai, čia vėlgi yra sąmokslo teorijos, kad galbūt jie įsidarbino kaip, kokie nors darbuotojai diplomatiniai atstovybė. Ir jie galbūt turėjo galimybę prieiti prie tokios asmeninės galbūt informacijos ir galbūt turėjo ir galimybę net ir pasiekti patį Bashirą ir net sekti jo gyvenimą, ar ne? Gal net vos netiesiogiai galėjo prisiartinti prie jo. Čia yra tiesiog vėlgi, kaip ir minėjau, sąmokslo teorijos savotiškos, ar ne, čia kai kurie mano, kas galėjo būti įsivėlę, tai galbūt, kad, tos diplomatinės atstovybės, galbūt kažkokie diplomatai apskritai, ar ne, iš Libano atvykę galėjo kažką panašaus daryti, ta prasme, Bashirui, galbūt apskritai į visą šitą dalyką buvo įsivėlę kokie nors politikai iš Libano. Niekas 100% nežino, nes vėlgi teorijų yra daugybė, nes galų gale mes ir nežinom, kas tą darė šitus dalykus, ar ne, niekas ir niekada tikriausiai nesužinos. Ir nežinau, tuom ir viskas realiai baigėsi, ir ne, kad ši mislė išlieka mislė. Niekas niekada neišsiaiškino, kas galėjo šitą dalyką padaryti. Bashiras buvo paliktas, nežinioj ir su daugybė traumų, ir lygiai taip pat ir jo artimieji, ir jo darbuotojai, ta prasme, restoranuose lygiai taip pat patyrė daugybę traumų ir, atrodo, šie skambučiai kaip ir liovėsi, bet, tos traumos užsiliekam, žinai, baisu. Ir galiausiai galbūt, vėlgi jau kaip ir užbaigėm šią istoriją, tai man galbūt svarbiausia yra, aišku, jūsų nuomonė žmonės, tai būtinai parašykit, kaip jūs galvojat, ką jūs manot apie šią istoriją, nežinau, galbūt net ir savų turit istorijų, vėlgi, jeigu nenorit pasakot, viskas gerai, bet jeigu norit ką nors parašyti, visada galit parašyti, mėgstu ką nors iš jūsų gauti ir atsakyti, sakykime, padiskutuoti, bet jeigu paklaustumėt manęs, kodėl man buvo įdomu šią istoriją jum papasakot ir galbūt net svarbu jum papasakot šitą istoriją, tai galbūt tai, kad, prisiminkim, kas buvo Bashiras. Bashiras buvo paprastas žmogus, ar ne? Ir tai, su kuo jisai susidūrė, tai, ką jisai patyrė, yra išties nepaprasta. Dažniausiai mes galbūt esame pratę girdėti tas istorijas, tokių žmonių, kuriuos mes net laikytumėm nepaprastais, ar ne? Mes ten dažnai išgirstam, kad, koks nors žmogus, kuris ten aukšto rango pateptasis ar kažkas panašaus, ir, iškart kaip ir daugiau mažiau yra aišku, kas čia yra per istoriją. Bet mes kalbam apie Bashirą, įsivaizduokit paprastą turistą, ar ne, atvykusi iš Jungtinių Amerikos valstijų į Libaną. Toks turistas galėjo būti bet kuris iš mūsų, ar ne, bet kuris iš mūsų galėjo atvykti į tokią šalį ir daryti kažką panašaus, ką Bashiras darė tuo metu. Bet kuris iš mūsų gali būti tas paprastas žmogus, kuris įsivelia į tokį dalyką, kuris pakliūna į tokią grasinimų liūną, aš net nežinau, kaip tą pasakyti. Bet kuris iš mūsų gali, būdamas galbūt paprastas žmogus, pakliūti į tokias nepaprastas aplinkybės, kurios yra baisios kartu, ne tik nepaprastos, bet baisios. Ir čia galbūt dėl to ir mane stebina šitą istoriją ir aš ją norėjau jums papasakot, kad paprasti žmonės išties patiria nepaprastus dalykus, baisius dalykus, nesuvokiamus, ta prasme, protų dalykus. Ir nenoriu aš jums čia grasinti, kad bet kuriam iš mūsų tai gali atsitikti, bet nežinau žmonės.
mes nieko nežinom iš ties. Atrodo tokiam pasaulyje gyvenam, kad, bet kuriam iš mūsų gali kažkas keisto ir tokio nesuvokiamo atsitikti. Galbūt gali manyti, kad esam paprasti ir galbūt net gyvenam nuobodžius gyvenimus, bet žiūrėkit, galbūt pradės ir mums kažkuriam iš mūsų tiesiog skambint neaiškus žmonės, ar ne? Ir grasint. Ir aš jau minėjau berods pirmoje laidos dalyje, kad čia yra viena iš sekimo taktikų, ar ne, kad kai skambini žmogui ir lauki, kol jis atsilieps, tu stebi jį minioj, sakykime, arba ją, stebi ar žmogus grįžo namo, kaip pavyzdys, ir tie tokie tylūs skambučiai dažniausiai, ne visai dažniausiai, bet dažnai yra vadinami kaip tokia kaip ir sekimo taktika, galima sakyti. Tai taip, pirmoje laidos dalyje minėjau ir klausiau jūsų, ar esat gavę tokių skambučių, ir jeigu esat, aš nenoriu jūsų gąsdinti, nenoriu jum įvaryti jokių paranojų, bet žmonės visko gali būti. Gal ir jūs turėjot kažkokį slaptą persekiotoją, kuris atkreipia daug dėmesio į jūs. Galbūt net ne vieną ar kelis gal neturėjot persekiotojus, bet tikiuosi, kad ne. Tikiuosi, kartais yra, žinot, geriau gyventi tą nuobodų gyvenimą, nei patirti tokias istorijas, iš ties, pasiliekančias amžinai su mumis. Tai taip, žmonės, viskas, turiu aš jūs palikti ramybėje, kaip visada užtrukau per ilgai, bet esu labai dėkingas už jūsų dėmesį, kaip visada, jeigu patinka ar nepatinka, ką nors parašykit, mėgstu su jumis padiskutuoti, bet kokią nuomonę man patinka, aš visada siekiu tobulėti ir dėkoju jums ir palinkėsiu jums gero ir gražaus vakaro, ramaus vakaro, neatsiliepkite skambučius, jeigu kažkas skambins. Žinot, ypač jeigu nežinomas numeris, tiesiog neatsiliepkite žmonės, iškart blokuokit. Tai čia aišku juokauju, bet kas žino. Tai taip, žmonės, gero kelio, gero vakaro ir sėkmės iki kito karto. Iki.